Sveiki. Matau, Ina šiandien palėtė temą apie papildus, feritino lygį. Tai gal aš pratęsiu tą dalyką. Tai iš tikrųjų dabar, kodėl labai aktualu, nes dabar, artėja vasara, visi po biškį jau ruošiasi vasaros tam sezonui, labai pradeda aktyviai sportuoti, salėse daugėja žmonių, jau visi varo, atbėga prieš sezoną, likus kiek čia, 2 mėnesiam, 3, ir jie nori kažkokių stebuklų pasidaryti, bet tai yra, nesąmonė. Aišku, tai yra tiesa, bet, gal nelabai kam patiks, bet, per 3 mėnesius, tai čia yra, nežinau. Tai va, tai gaunasi, kad žmonės, dar labai dabar aktyviai jie varo visokius ten challenge'us. Challenge'ai, išsivalymai, ten kažkokie, nežinau, papildai, kur ten tave, jeigu tu esi patinės, paburkęs, ten žodžiu, išsivalai, išsigažini ir tampi labai gražus ir aфиgenas. Bet tu tikrai toks netapsi, nes ką tu, čia yra nesąmonė, kaip ir žmonių toks apgaudinėjimas, bet aišku, žmonės tiki, gal pasitiki, tos informacijos toks trūkumas. Ir taip ir gaunasi, kad paskui matau dar kai kurie rašo komentaras, kad čia, čia yra nesąmonė, bet dažniausiai tokie žmonės paskui yra blokuojami, kad jų tiesiog nieks nematytų ir nieks nežinotų. Tai va, tai kaip ir tada visi taip subuola, subėga į tą salę, ten viskas varo, sportuoja, bet iš tikrųjų mityba bloga, savijauta paskui irgi tampa jau nelabai, nes ir logiškai mąstant jūs pagalvokit, kad pavyzdžiui jūs nieko gero nevalgot, plius dar mažai valgot, kažkas dar rūko, kažkas dar geria ir tai viskas tik tai silpnina jūsų organizmą. O kaip jūs jį atstatot? Nes viskas vyksta atstatymo metu. Tai dažniausiai kaip tu gali jį atstatyti, jeigu tu nevalgai, kažkokių ten nesąmonių geri dar, arba tą kokteilį išgeri, tai savijauta tikrai bus nekokia. Aišku, ant svarstyklių užlipus, kaip ir visi lipa ant tų svarstyklių, žiūri skaičius. Skaičius, man reikia ten nuo 50, 60, ten 5 numest, aš būsiu laiminga. Bet reikia iš tikrųjų žiūrėti ne į skaičius, reikia žiūrėti į veidrodį. Skaičiai gali būti pas merginą ir 70, ir 75, bet jinai atrodys daug geriau negu ta atrodo ten sverianti 55 ar 60. Tai tiesiog nežiūrėkit jūs į tos skaičius. Žiūrėkit geriau į veidrodį. Ir mažiau klausykit tokių nesąmonių. Tai va. Ir tada gaunasi, kad žmonės nusivilia, paskui dar pas juos nuotaika kažkiek pakrenta į apačią. Dėl ko jinai pakrenta, nes tu jau fiziškai esi nusilpęs. Vitaminų atsargos irgi jau ant ribos ten kažkur jau vos yra, kaip ir buvo, pavyzdžiui, pas mane, pas Iną, tai ir manau pas daug ką. Su feritino kiekiu. Pas ją buvo išvis 3, tai čia yra, 0 galima skaityti. Pas mane tai buvo biški daugiau, tai buvo, ten prasideda nuo 21 iki 275, rodiklis. Tai pas mane buvo 24, tai čia pati ta pradžia. Pas Iną buvo 3, kur prasideda nuo 10. Tai čia yra, sakau, visai galas. Tai reikėjo skubiai taisyti tą dalyką. Tai žmonės irgi, žiūrėjau, ką tu čia darai su tom lašelinėm, tau čia bloga, ar tu čia sergi, kas čia tau yra. Iš tikrųjų, kitose šalyse tai yra normalu, nes žmonės jau kai kurie net, dažniausiai tai būna sportininkai, tai jau namie tiesiog patys susileidžia ir tai yra, čia yra toks organizmo atstatymas. O kas yra pas mus? Pas mus yra geras biznis. Tai bet iš tikrųjų tai ten, kur aš dariau, tai ten buvo viskas gerai. Ten buvo pažįstami žmonės ir ten reikėjo, kiek man reikėjo, tiek man leido, žodžiu, ką aš ten norėjau, tą ten galėjau savo pasidaryti ir niekas ten nesakė,
ką mes tau leisim ir kaip mes tau darysim. Tai šiuo atveju man ir žmonai, galima sakyti, nu, biški lengviau. Bet, pavyzdžiui, sulaukiau keletą žinučių, o kur tu čia darai, kiek čia tai kainuoja, bet kažkaip kol ten nepasitariau, niekam nieko nesakiau, kur čia kas vyksta ir kaip ten daroma. Ir paklausiau, kiek žmonės moka. Tai žmonės sumoka palyginus labai nemažas sumas, nu tai kaip daleiskim už feritiną, vien tik tai feritiną, su akcija, man ten atrodo rašė, ten 120 eurų, tai jeigu reikėtų kokių 5 lašalinių, tai jums reikėtų jau vien tik tai ant geležies to lašalinės išleisti apie 500. 500-600, tai čia tikrai niekas taip neeis ir nedarys. Ten visi eis kažkur į vaistinę, kažkur tablečių nusipirks, ten ir kas dar yra, kad dabar irgi daug yra visokių, nu, tuščių tablečių, jos nieko neduoda. Bet svarbiausia, kas visus, kaina. Taigi kaina, man reikia pigiau, o gaunasi, kad tu paskui gauni nulį. Tai va, tai einam toliau prie lašalinių. Tai aš pirmas pasidariau, tai man tada reikėjo pasidaryti kažkur 4, man atrodo, pasidariau 3 kartus, paskui pasitikrinau pagal tyrimus, pasidariau dar vieną kartą, tai pas mane nuo 20 pakilo iki, man atrodo, 300. Paskutinis tyrimas buvo. Nu tai tikrai geras rezultatas. Nors šiaip daktarė sakė, kad pas tave viskas gerai. Tai nežinau kaip ten gerai, bet pas mus taip kažkaip paskutiniu metu, kaip susiduriu su daktarais, tai kažkaip, nu, nelabai tokia yra gera patirtis. Paskui gal dar išsamiau papasakosiu, bet jau gal kitame video. Tai va, o prie lašalinių jeigu grįžus, tai yra tokie žmonės, kurie, kaip ir pavadinkim, kad jie yra labai žinomi, reklamuotojai, kažkas juos dar vadina kaip ir influenceriais, bet iš tikrųjų tai tikėti, ką jie sako, tai paskutiniu metu aš jau gerai žinau, kad neverta, nes teko pačiam susidurti, kai netgi pažįstamos merginos ten sakė, kad va, ten yra labai gerai, ten mes visi viską darėm, viskas ten, žodžiu, labai gerai. Čia buvo kalba apie odontologijos kliniką. Tai va, tai tu gali sumokėti tokiam žmogui pinigų ir jisai tau pasakys, ką nori. Nu tai va, kaip ir buvo su ta klinika, kur daro lašalinės, irgi ten buvo visi subėgę, prisifotkinu, čia labai gerai, čia žodžiu, viskas taip afigienai. Varykit, darykitės, nors patys jie nemanau, kad jie daro, nes turbūt pinigų nelabai turi tiek daryti, kiek reikia, nes kai kurie ten iš vis net mašinų neturi, bet jie yra tokie labai žinomi ir faini. Nu tai va. Tai, žodžiu, kaip ir gavosi, kad Ina nuėjo į tą kliniką pasidaryti. Tada prasidėjo sloga, ten paskambinom. Sako, ar galima pasidaryti ten kažkokių papildų, vitaminų, kad gal nesusirgt, ar jau vėlų. Ne, sako, viskas gerai, čia atvažiuokit, tuoj dabar padarysim. Tai žodžiu, atvažiavo. Tai esmė buvo toj, kad jinai, man atrodo, tik už vitaminą C. Gal dar ten kažkas buvo, net sako, aš pati net nežinau, kas ten buvo. Bet sumokėjo 120 už lašalinę ir dar apie 40 ar 30 eurų už tyrimus. Tai žodžiu, nieko nepametė ir tom viskas ir baigėsi. Tai vat buvo toks vienas labai brangus kartas ir kas buvo dar keista, kad kaip yra bendravimas, visas toks personalo tas, kaip ir sakė, kaip vapšė, tu atėjai čia, iš tavęs tik buvo svarbu paimti pinigų, suleisti ir kad tu eitum. Nes sakė, paskui dar atsiųs tyrimo rezultatus, paaiškins, papasakos. Tyrimai atėjo, niekas neskambino ir niekam nebuvo įdomu. Nu tai kaip ir tom ir baigėsi, tai ir kaip ir viskas aišku, kad ten daugiau net nereikia niekur eiti ir žodžiu.
Reikia iš vis atsirinkti, tokias vietas, kur daro normaliai, kokybiškai ir tu žinosi, kad tu tikrai jau bent kažką gavai. O kodėl aš taip sakau? Nes, kai dariau savo lašalinės, išsikalbėjau su darbuotoju, kurį daro. Kai vieną suleidžia, viską ten užmaišo, žodžiu. Ir paskui kažkaip išsipasakojom, pradėjau klausinėti, ar daug žmonių ateina, kaip dabar iš vis žmonės ar tikrina sveikatą, ar leidžiasi kažką. Sako, tragedija yra. Niekas nieko nesitikrina, tyrimų ten jau ateina pasidaryti, kai jau ten vos paeina, kai jau iš vis yra blogai, tai sako, kaip tik čia ten sėdėjo netoli moteris. Tai sako, irgi dabar atstatinėja ferritinų tą lygį. Buvo jau 4 ar 5 kartą, bet sakau, kaip šiaip dažnai ateina ten žmonės. Pavyzdžiui, vieną kartą pasidaro, kaip jie paskui ten grįžta. Sako, vapšė, jie ateina, kartais vieną lašalinę pasidaro ir jie dingsta. Tai iš tos vienos lašalinės, tai čia nežinau, čia tas pats, kas turbūt į vandenį tos pinigus išmesti ir viskas. Tu turi prieš darant pasidaryti, pasižiūrėti, ko tau reikia. Nes kai kurie net nežino, jie tiesiog pamatė, kad vitaminas C, varom vitaminą C, dabar padarysim, būsim čia, ten nesirgsim ar dar kažką. Tai sako, tokia yra labai baisi situacija. Paskui jinai paklausė mane, sako, kas tau čia tokius kokteilius parekomendavo daryti. Aš jai papasakojau, kad yra žmogus, daktaras, yra treneris, čia yra nelietuviai. Tai jie biški kitaip, ten pas juos viskas matuojama ir tie kiekiai visai kitokie ir dozės ten, tikrai netokios kokios čia. Ir mes pradėjom kalbėti apie tas dozės, sako, blemba, žinok, čia taip kažkaip, čia taip, mes taip niekam nedarom, bet sako, čia jau, jeigu labai tau reikia, mes galim padaryti. Sakau, darykit, viskas gerai. Tai žodžiu, buvo visada daromas 2 lašalinės. Ten buvo vitaminas C, gliutationas, koenzimas, magnis ir vitaminas C. Čia buvo viena lašalinė, kita buvo ferritinas, tai čia buvo po 2. Man atrodo po 2 aš leidau. Tai kaip ir piniginių atžvilgių, čia aišku kainuoja nemažai, bet užteko bent jau 4. Ir po tų 4 pas mane pakilo nuo 20 iki 300. Tai dabar Ina daro tą patį. Tai pasėjau po 3 kartų iš 3, pas ją buvo tik 3. Tai dabar jau paskutinį kartą buvo virš 80, bet tai dar reikia nueiti dar kokias, manau, 2-3 kartus maksimum ir tada jau bus gerai. Tai ir tada mes biškai išsipasakojom ir jinai man sako, blemba, žinok, pas mane kolegė tai dirba kitoje klinikoje Vilniuje. Tai sako, realiai žmonėm leidžia vos ne vandenį. Tiesiog tą lašalinę ir sako, tą, ką mes čia tau leidžiam, tai, sako, čia tikrai nepalyginsi. Ir sakau, tai kaip taip, atsako, tai kas, žino, ką tau leidžiam. Tai sako, mes čia tavo prie tavęs čia viską atidarinėjom, nes, kaip ir mes, nenorim tokių dalykų. Tuo labiau čia, kaip ir, vis tiek, jeigu tu jau žinai, ko tau reikia, tai tu paskui suprasi, kad, tu darai tyrimus, kad tu čia vaikštai. Paskui tu čia pravaikščiasi ir tu nieko, nepajausi, žodžiu. Tyrimai bus blogi, tai iš karto bus kažkas ne taip. Žmonės sako, jiegi šiaip savo net nesityria. Tai jiem ten sako, ateina ten, kažką ten, porą ampulių kažkokių suleidžia ten, ir to viskas ir baigėsi. Tai ir įsivaizduokit, kaip viskas yra daroma. Tai jeigu jum tokiom dozėm leistų geležį ir visus kitus dalykus, tai jums reikėtų, nežinau, išleisti krūvą pinigų, bet gal žmonės taip ir daro. Jeigu žmonės turi pinigų, tai jie gal net neskaičiuoja, jie atvažiuoja, jam ten pasako, svarbu, kad būtų viduj gražu, galima būtų pasidaryti nuotrauką, plytelės gražios, žodžiu, interjeras fantastiškas ir kainos irgi fantastiškos, bet taip jau yra. Tai
Tai gal stenkitės atsirinkti, ką klausyti, ką žiūrėti, analizuokit patys, pasiieškokit informacijos, netikėkit taip aklai visiems, kas jums taip atsako, eik ten, daryk tą ir vat bus gerai. Nes, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, buvo situacija su odontologijos klinika. Tai 5 merginos, man atrodo, iš draudimo kompanijos. Sakė, labai ten faina, viskas ten gerai. Visos mes ten daromės, plombuojamės, žodžiu, viskas. Nu, galvoju, gerai, nuvarysiu. Atėjau pasidaryti tada higieną dantų. Jo. Atvarėm kartu su Ina, jinai sėdėjo prie laukiamajam, prie administratorius. Nu, tai žodžiu. Padarė man higieną ir sako, pastavė 3 ar 4 dantis ten, žodžiu, su skylėm. Galim dabar vietoj iš karto 2 plombas man ar 3 padaryti. Galvoju, nieko savo, kažkaip nieko neskauda. Ir čia jau taip atrodo, kad ten krūva tų dantų tokių blogų. Ne, galvoju, sakau, pasižiūrėsiu, pasiplanuosiu ir užsirašysiu. Nu ir viskas. Išėjau, susimokėjau ir sakau, tokius dalykus, sako, kad su dantim negerai. Sakau, reikia skambinti tam daktarui, ten turim vieną tokį daktarėlį, kuris ten kartais ten taušė pinigų neima už apžiūrą. Neapgaudinėja, atvažiuoji, padarai viską, ką reikia ir ten, žodžiu, nebrangiai kainuoja ir gerai laiko ir ten, žodžiu, nekrenta tos plombos. Kaip gali nueiti susimokėti ir paskui ten po poros mėnesių vėl jau ten kažkas bus negerai. Nu ir sako, o tu įsivaizduoji, prie manęs atsiskaitinėjo mergina ir jai sako, irgi už 5 dantis, sakė, reikia susimokėti. Sako, iš Anglijos grįžus, bet taip, sako, tyliai kalbėjo, taip, sako, ten kažkokią ten sumą pasakė, taip tyliai, bet tai, nu, kažkaip dar keista buvo. Nu ir paskui man, taip, paskui aš čia buvau pasidalinęs. Tai sako, čia jau normali praktika, kad taip daro, kad tavo ateina, pasako, kad va pas tave ten vos ne pusę burnos sugedę, galim dabar čia vietą kažkiek patvarkyti, paskui dar ateisi, susimokėsi ir viskas bus gerai. Nu tai žodžiu, kaip ir nieko aš ten nedariau, nuvažiavau pas tą daktarą, nieko aš čia nesakiau, sakau, gali pasižiūrėti, ar kaip ten yra, ten kažkas ne, gal jau laikas ten kažką daryti. Sako, kažkas skauda, sakau, ne. Nu gerai, sako, pasižiūrim. Pasižiūrėjo, sako, nieko nėra. Sakau, tai ką, skylių nėra? Sako, ne, o ką, turi būti? Nu, sakau, va, buvau tik klinikoje, tai pasakė, kad ten 3 ar 4 dantis reikia ten tvarkyti. Ne, sako, čia nieko nėra. Sakau, dar apie dantinas kažkas sakė, kažkokios lygos ten prasideda. Ne, sako, nieko čia nematau, viskas čia yra gerai. Sako, jeigu nori, galime tas plombas traukti, dėti naujas, bet sako, nu, nematau čia iš vis jokių problemų. Tai sako, nieko nereikia daryti. Nu tai tada vat ir sakau, kiek reikia sumokėti už tą. Sako, reiktų, nieko čia nereikia. Tai va, yra vis dėlto dar sąžiningų žmonių, kurie tikrai dirba ir jie paskui turi tų klientų nemažai ir pasitikėjimo turi. Tai dar džiugu, kad taip yra. Bet dauguma jau gaunasi, kad tik parduot, apgaut ir pasipelnyti. Tai va, šiandien tiek.